Pagrindinė problema integruojantis į darbo rinką grįžusiems iš įkalinimo įstaigos asmenims yra neigiamas visuomenės nuostatos ir susiklostę stereotipai dėl jų savotiško elgesio, dėl neigiamos patirties. Ką būtų galima padaryti? Pirmiausia, žinoma, kiekvienas asmuo turėtų prisiminti, kad tik tai jisai yra atsakingas už savo gyvenimą ir kad tik jis gali pradėti keisti visuomenės nuostatas, keisdamas savo elgesį, savo mintis ir nuomonę apie save. Labai svarbu yra, kad kiekvienas žmogus prisimintų, jog tik tai jisai yra atsakingas už savo gyvenimą ir tai, kaip jisai nugyvens, taip ir bus įvertintas. Žinoma, nereikėtų palikti nuošalyje ir visuomenės nuostatų keitimo, mūsų pačių nuostatų keitimo į tokius asmenis, iš karto juos nuvertinant ir nurašant dėl neigiamos patirties. Dar vienas labai svarbus veiksnys, kuris padėtų ir pastiprintų grįžusius iš įkalinimo įstaigos žmonės, tai yra šeimos ir artimosios aplinkos palaikymas. Ir tik tai tada, kai žmogus patikės, jog jis pats yra atsakingas už savo gyvenimą, ras savyje stipriųjų pusių atsitiesti ir eiti pirmin, tik tada bus pastiprintas ir visuomenės nuostatų keitimas ir bus lengvesnė integracija į darbo rinką. Esu Tomas, man 20 metų, esu lietuvis, nevedęs, turiu pagrindinį išsilavinimą, turiu darbo patirties suskystintų dujų degalinės operatoriaus, gimtoji kalba lietuvių, galiu susikalbėti rusų kalba. Laisvalaikiu domiuosi futbolu, klausau muzikos, bendrauju su draugais. Esu sąžininkas, laisvai bendraujantis su įvairiais žmonėmis. Norėčiau įsidarbinti suskystintų dujų degalinės operatoriumi. Galiu dirbti ir kitus pagalbinius darbus. Esu Edgaras, lietuvis. Šiuo metu gyvenu Pakruojyje. Man 30 metų, nevedęs. Turiu vidurinį išsilavinimą su mechanizatoriaus specializacija. Esu dirbęs vairuotojų pagal C ir E kategorijas. Laisvai bendrauju rusų kalba. Laisvalaikiu patinka žaisti krepšinį, futbolą. Mėgstu klausyti muzikos, žiūrėti kino filmus. Esu ramaus būdo, sąžiningas, pareigingas, nemėgstantis kalbėti be reikalo. Neturiu priklausomybės alkoholiui bei narkotinėms medžiagoms. Norėčiau dirbti tolimųjų reisų vairuotojų. Esu Vasilijus, man 30 metų. Esu rusas, bet turiu Lietuvos Respublikos pilietybę. Šiuo metu gyvenu Šiaulių rajone Ginkūnuose, nevedęs. Turiu pagrindinį išsilavinimą. Turiu darbo patirties prie statybų. Dirbau pagalbiniu darbininku, gimtoji kalba lietuvių. Laisvai susikalbu rusiškai. Laisvalaikiu mėgstu žvejoti, domiuosi futbolu. Patinka stalio darbai. Esu pareigingas, siekiu užsibrėžto tikslo. Lengvai bendrauju su įvairaus amžiaus žmonėmis. Norėčiau susirasti pagalbinio darbininko darbą statybose.